Gražusis Waterbury Connecticute lietuvių rajonas jau keli metai turi naują tradiciją. Čia švenčiamos lietuvių joninės. Šitą tradiciją sukūrė Erik Bartkus ir norėčiau paklausti, kaip gimė mintis būtent Waterburyje daryti joninės ir kas juose vyksta? Norėjau išlaikyti tą lietuvių tradiciją, kur jau senai buvo beveik išdingęs, bet atradau gerą namą su gerą sklypo ir buvo klasiška vieta prie mokyklos, prie bažnyčios ir centras lietuvių rajono. Tikrai ten yra nuostabi lietuvių mokykla su Vyčiu, lietuvių bažnyčia, seniausia lietuvių bažnyčia Naujojoje Anglijoje šalia ir tikrai nuostabi vieta, bet jūs pats esat iš New Yorko. Taip. Kodėl Waterbury's? Čia ilga pasaka, bet vis tiek, vienu žodžiu, aš ir dar turiu ryšių New York'e ir Waterbury, bet Waterbury aš norėjau išgelbėti, kad New Yorkas savo keliu gerai viskas tvarkosi. Bet Waterbury aš manau, kad viskas jau pradeda irti, žmonės sensta ir įsisklaidė, įsibarstė, tai aš norėjau sujungti visus. Jau tikrai ne vienerios jūsų joninės buvo ir kaip sekasi, kiek žmonių ateina ir ko ten gali laukti ir kiek tarp ateinančių paprastai būna Waterbury lietuviai, o kiek atvažiuoja, tarkim, iš New Yorko, kaip ir jūs? Aš sakyčiau 60–70% iš Waterbury ar Connecticut apylinkę ir tada 30% iš Massachusetts, iš New Yorko, iš Ohio keletą žmonių, kaip siūlau nakvynės ir balio, kaip jie gali nenorėti atvažiuoti. Specialiai dėl joninių nusipirkot namą Waterbury ir jūsų planai čia nesibaigia, ketinat Waterbury įsteigti lietuvių muziejų. Kaip tai atrodo? Aš originaliai tą namą norėjau kaip muziejų naudoti, bet jis yra medinis, senas ir aš labai bijojau visus archyvus turėti vienoje vietoje. Jau buvo, mes turėjom gaisrą vienam pastate ir buvo mūrinis, o šitas medinis, tai aš labai bijojau viską sukaupti vienoje vietoje. Tai mes Skersai gatvės dabar atidarysim muziejų su keletą žmonių. Bus mūrinis geležinis pastatas, kur buvo sena vienuolynas lietuvių. Ir mes tokius daiktus kaip čia turim tokius senų paveikslų, kalendorius, kur nieks nevertina, bet kur mes surinkom ir dabar turėsim kolekciją. Ir aš būsiu Director of Acquisitions ir Restoration of Artifacts. Petras bus kaip curator and historian ir yra, kur ten ateis Christian, jis yra kaip marketing director and public relations and IT. Ir mes dar keletą žmonių turim, kur viską turi patarimą su muziejus, kad aš niekad muziejų netadariau, aš neturiu patarimą, bet sugebu viską surinkti, bet dabar padės man žmonės, aš negaliu viską vienas daryti. Iš tikrųjų labai smagu girdėti, kadangi tikrai dėja čia Connecticute ne viena vieta lietuvių sunyko ir matėm New Briteno lietuvių bažnyčią, kur buvo krikštytas Adolfas Ramanauskas Vanagas, dėja dabar jau yra parduota ir nebepriklauso lietuviams, todėl labai įdomu matyti, kad ir tuose istoriniuose lietuviškose miestuose atsiranda naujos lietuviškos vietos, tokios kaip jūsų muziejus. Ir ne tik muziejus, aš noriu, kad čia būtų kaip kultūros centras, to, kad čia 2 valandas iš Bostono ir 2 valandas iš New Yorko. Tai dabar tas namas, kur yra joninės, norėjom padaryti muziejų ten, bet dabar bus partizanų ir knygnešių namai ir bus kaip bed and breakfast, jeigu žmonės iš tolo atvažiuoja. Waterbury yra daug istorinių vietų, kur gali aplankyti muziejus, kaip Palace Theater, Seven Angels Theater, yra daug istorinių vietų. Jeigu kas važiuoja iš New Yorko Bostono ar iš Bostono New Yorko New Jersey, tai gali apsistoti, aplankyti bažnyčią, muziejų, kitas istorinės vietas, kapinės ir viskas bus labai įdomu. To, kad irgi mes turėsim ten, kad žmonės poeziją skaitys, muzika, meno, egzibicijas, viskas nemokama. Ir aišku, visus kviečiam iš bet kur. Linkiu didžiausios sėkmės, bus ir pačiam kada nors malonu ten apsilankyti ir tikrai trauksim Lietuvių muziejui Tikslas Amerika, lietuviškų vietų Šiaurės Amerikoje žemėlapį ir gabalėlį Lietuvos enciklopediją, o ten galit pamatyti ir daugiau lietuviškų muziejų, lietuvių bažnyčių, lietuvių kapinių ir kitko, kas yra tiek Connecticute, tiek Naujojoje Anglijoje, tiek apskritai Amerikoje. Kviečiu visą tai atrasti.